Sveiki, su jumis Eugenijus Pišinskis ir Medžio idėjos. Ir pristatau jums Raimondą Bružą, malonu, vienu žodžiu šiaudinių namų statomų ekspertas ir šiais metais 2024 išleidęs savo knygą. Ta knyga išleista anglų versija. Vienu žodžiu angliškai ir labai gerai ir daug papasakoto apie šiaudinius namus. Dabar dar buvo knyga išleista 2018, teisingai, statau šiaudinį namą lietuvių kalba. Ir šita knyga vadinasi pas mus šiaudinių namų statyba, angliška versija. Jo, ir vienu žodžiu norėsim pasikalbėti apie statybas, apie šiaudinius namus, apie padiskutuoti. Tiesiog bus toks pokalbis. Tai trumpai gal maždaug pasakykit apie save, apie savo veiklą, prisistatykit. Čia gal laikyt mane? Ne, nebūtinai. Esu Raimondas Bružas, įmonės Krūna vadovas, steigėjas ir sakyčiau, pagrindinis žmogus įmonėje. Tai įmonė specializuoja šiaudinių namų statybai ir veiklą vykdau kaip asmuo, tai jau virš 10 metų, kaip įmonė, tai jau gal 6-7 metai. Ir turiu statybinį universitetinį išsilavinimą ir, sakyčiau, visas mano gyvenimas, kiek prisimenu, profesinis gyvenimas buvo būtent apie statybą. Baigęs universitetą dirbau statybos darbų asistentų, paskui statybos darbų vadovo tokiai tipiniai įmonėje statybinės. Po kurio laiko mokslus tęsiau ir tada pradėjau savo individualią veiklą. Tai, sakyčiau, esu statybininkas. Tėtis buvo statybininkas, senelis, kiek žinau, irgi buvo statybininkas, tai esu statybininkas iki kaulų smegenų ir nelabai ką kitą moku. Tai va, toks. Kiek maždaug jūs pastatėt per savo laikotarpį namus, tarkim, Lietuvoje, ir kiek maždaug tą veiklą vykdot Lietuvoje, tarkim? Tai visa mano veikla buvo Lietuvoje, nors dabar turim planų, gal ir net Prancūzijoje statysim šiaudinį namą. Čia dar užtruks laiko, kol tikrai paaiškės, ar tikrai statysim. Visą laiką dirbau Lietuvoje, namų, kadangi šiaudinių namų statyba yra tokia nišinė sritis. Tai nėra mūriniai, ten, kad ir karkasiniai namai, tai yra nišinė sritis. Žmonių skaičius, kurie statosi tokį namą, irgi yra santykinai nemažas. Kiekvienais metais ten gal maksimum keliasdešimt tų namų per visą Lietuvą, o gal net ir mažiau dar. Tai aš per savo visą veiklą esu pastatęs virš 20 šiaudinių namų, tokių, kurie jau funkcionalūs, kokybiški. Dar kažkiek, kurie ten daliniai tokie darbai, kur jau, tarkim, viso namo negaliu vadinti, kad visą namą stačiau. Buvo momentas, kai karkasinius namus labiau statėm, tiesiog, kadangi šiaudinis namas didžiąja dalimi yra karkasinis namas, tai norėjau karkasinės statybos principus truputį tobulinti, tai buvo vieni, gal 1,5 metų, kai karkasinius labiau statėm, tai ten iki 10 gal. Tai va, tai sakau, šiaudinė nama yra nišinė sritis ir čia norėdamas Lietuvoje tu šimtais nestatysi, nes visoje Lietuvoje čia per 10 metų tas 100 tų namų ar ten kažkiek daugiau tik buvo pastatyta visų žmonių. Tai čia nėra, kaip sakyti, masės ekonomija, čia negali rasti šitoj srityje. Bet kaip jūsų nuomonė, didėja tų namų rinka, daugiau pradeda statyti tuos namus, ar jinai tokia pat ir lieka, jūs statot 3 namai per metus, ar jau didėja? Vienareikšmiškai didėja, tai man niekada nebuvo tikslas augti kiekiu, man visą laiką tikslas buvo, tarkim, palaikyti maždaug daugiau mažiau tą kiekį, kurį statom, ten 2-3 namus į metus, bet tobulėti kokybiškai, nes šiaudiniai namai nėra tokia aiški sritis, kur visi techniniai sprendimai jau išsiaiškinti, suprasti, tai mes turim lygiagrečiai ir namus statyti ir dar su, tarkim, šiaudų skydų gamintojais arba su konstruktoriais aiškintis, kaip iš tikrųjų tas namas turėtų atrodyti. Tai koks klausimas buvo? Ant kiek jau jūs galvojat padidės rinka tų šiaudinių namų? Tai šiaudinių namų, žmonių, kurie stato šiaudinį namą, tikrai
daugėja. Ir tai nereiškia, kad, kaip sakyti, dėl mano įmonės pastangų, bet tiesiog žmonės labiau susipažįs, labiau išsiaiškina, žino. Ekologiškumą nori. Lietuviška knyga, ten prieš 6 metus išleista, daug pridėjo, mes pardavėm visą tiražą atspausdinę. Tai tas toks išprusimas šitos srityje žmonių didėja ir kiekis statomų namų daugėja. Mes turim architektą, su kuriuo labai artimai dirbam. Jis irgi patvirtina, jis projektuoja kai kurios mūsų namus. Pažįstu daugiau mažiau visus rinkos dalyvius. Tiek šiaudų skydų gamintojus, konstruktorius, architektus, statybininkus, molio tinkuotojus. Gal ne visai visus, bet didžiąją dalį pažįstu ir asmeniškai, ir turėjo kažkokių reikalų. Tai tikrai galiu pasakyti, kad ta rinka auga. Ant kiek greitai, tai gali būti per daug subjektyvų, jeigu aš sakyčiau, kad tarkim procentaliai kažkiek tiek auga, tai aš šito nenorėčiau sakyti, nes čia būtų subjektyvus toksai vertinimas ir čia turėtų būti kažkoks tyrimas padarytas, ar kad vertintų objektyviai, kiek greitai auga. Bet kad auga, tai tikrai. Ačiū. Ir tada turiu būtinai paliesti tokią temą, nes vis tiek eterį mūsų vis tiek paliesta tema apie tokį pasaką lietuvių, arba tiesiog pasaka apie, vienu žodžiu, 3 paršeliai. Tai, tarkim, yra, vienu žodžiu, vienas, kaip mes atsimenam, gyvena šiaudiniam name, kitas mediniam, kitas mūriniam. Ar nenupūs vėjas šiaudinio namelio? Čia argumentas, kurį dažniausiai girdžiu, žmonės nežinau, ar čia nori išgirsti rimtą atsakymą, ar tokie... Čia vis tiek reikia apie tai pakalbėti, nes žmonės užduoda tą klausimą pastoviai ir reikia... Jo, tai gerai, jeigu į vilką žiūrime metaforiškai, ne kaip į šunį panašų gyvūną, metaforiškai, tai tarkim Amerikos ten regionuose prie vandenyno tuos tsunamius, ne tsunamius, tuos uraganus kažkokius, vėtras, jeigu įvardinsim vilku, tada šitas vilkas gali nupūsti praktiškai bet kokį namą. Gerai, ten betoninį, mūrinį gal ir nenupūstų, bet visokį kitokį, karkasinį, šiaudinį, rastinę, dar kažkokį gali nupūsti. Bet stogą nuneš. Stogą, gerai, sienų nenuvers, stogą nunešti. O šiaip, jeigu jau techniškai žiūrint, rimtai, tai ar vėjas nupūs tokį namą ar nenupūs, viskas priklauso nuo konstrukcinio, kaip sakyti, integralumo ir kaip teisingai pastatysiu konstrukciją. Šiaudinių namų statybų šiaudai veikia tik kaip šiltinimo medžiaga. Tai jis ne tik iš šiaudų, jis ir kažką dar? Šiaudai yra tik šiltinimo medžiaga ir, tarkim, darbo kiekių, pinigų kiekių ten sudaro iki 10% visko. Ir tiek. Visa kita yra toks kokybiškas, tarkim, A++ klasės šiaudinis namas, yra karkasinis namas, stogas, pamatai, langai, apdaila, viskas tas pats, tik tiek, kad į sienas dedi ne vatą kažkokią, bet dedi šiaudus. Ir ten prasideda techniniai niuansai, kad šiaudų, tarkim, 40, 50 cm, turi dvigubą karkasą statyti, kad juos ten suspaudimai ir panašiai. Tai čia yra techniniai niuansai, bet iš principo konstrukcinių požiūrių tai yra karkasinis namas. Ir ar jį nupūs ar nenupūs, tai priklausys, kaip tvirtai tą karkasą pastatysi. Jeigu statysi ten iš šlapios medienos kažkokios savo rankom, pažiūrėjęs YouTube 1 ar 2, tikriausiai nupūs. Bet jeigu samdysi žmonės, kurie tai išmano, arba mažiausiai skirsi nemažai laiko, kad išmokti save edukuoti, kaip teisingai statyti karkasinį pastatą, tai tikėtina, kad ir pats aš savo namą pasistačiau, nors aišku, aš išsilavinimą turiu, bet rankom iki tol nebuvo nieko rimto statęs ir pats pasistačiau ir 12 metų nenupūtė dar. Įmanoma ir tai. Jo, bet šiaip viskas yra į konstrukcinį standumą ir kaip konstrukciškai gerai padarytos. O kas ten sienose? Šiaudai, vata, polistirolas arba ant fasado, ten tinkas ar dailylentė, čia visiškai įtakos neturi. Labai minimaliai. Supratau. Tai čia kaip pažiūrėsi vilką, metaforiškai ar iš tikrųjų. O iš tikrųjų vilkas ne prie namų nesiartins tikras. Ačiū.